skaidrumas yra mūsų verslo pagrindas ir kertinė vertybė. Jeigu tu negali veikti skaidriai, tai tavo verslas nėra tvarus. Sveiki, labai keista apie skaidrumą šnekėti bare ir tiesą pasakius su to pačiu baro savininku. Šiandien sveikiname su Aurimu Zimnicku, Gastro barų +++ vadovu, skaidraus verslo atstovu ir kalbėsime apie tai, kaip baram maitinimo sektoriui, kaip sekasi ir kodėl sekasi dirbti skaidrumo vedini arba skaidrumo principais. Aurimai, pradėsiu nuo tokio apšildančio klausimo. Turi etiketę Lietuvoje maitinimo barų sektorius, kad nebūtinai, kad skaidriai sunkiai išgyvens. Tai kaip pas jūs, kaip jums sekasi, kodėl priimtas sprendimas apskritai veikti skaidriai ir ką jūs už to gaunate? Iš tikrųjų, šitas sektorius, manau, kad nėra pats skaidriausias ir turbūt vienas iš neskaidriausių kartu su kokioms nors statybomis ar turgaus prekeiviais. Bet mes savo veiklą pradėjom 2016 metais, iš esmės prieš 10 metų, ir nuo pirmos dienos buvom skaidrus, nes tokios yra įmonės teigėjų, įmonės vadovų vertybės ir skaidrumas yra mūsų verslo pagrindas ir kertinė vertybė. Ir skaidrumą mes tengiamės paversti privalumu ir šviečiam savo darbuotojus, šviečiam jaunus žmonės, kurie pas mus dirba. Ir sakom, kad prieš darbinantis mes bandom paaiškinti, kodėl yra svarbu ir kodėl yra gerai gauti atlyginimą banko pavedimu, o ne grynaisiais pinigais. Ir sakom, kad iš tavo sumokėtų mokesčių atlyginimus gauna gaisrininkai, kariškiai, medikai, iš tavo sumokėtų mokesčių pensijos mokėjimus gauna tavo seneliai. Sakom, kad jeigu tu atlyginimą gauni skaidriai, apsirgęs tu gausi ligos išmoką, išėjęs atostogų tu gausi atostoginius. Arba galų gale, kai tu norėsi sukurti šeimą ir įsigyti būstą, bankas pagal tavo oficialiai gaunamas pajamas suteiks tau kreditą ir tu galėsi paimti paskolą. O kaip atreaguoja? Būna tokių jaunų žmonių, kurie jau pokalbio metu sako, ai ne, aš jau geriau tipsus arbatą gausiu į rankas ir dar į vokelėje, man nereikia, neįdomu man šitie dalykai ir apsisuka ir išeina. Aišku, kad būna ir tokių žmonių ir būna žmonėms apskritai specifinių situacijų, kada jie nebegali gauti pinigų oficialiai, nes yra padarę kažkokių tai klaidų, turi skolų antstoliams ir panašiai. Tai šie žmonės, kurie atlyginimo oficialiai gauti negali, atsisijoja ir kaip taisyklė tie žmonės yra linkę nusikalsti ir linkę daryti kažką nesąžiningai. Tai pergalė ir mums, nes tų nesąžiningų žmonių mes pas save nebeturim, o tie, kurie supranta ir kurie vertina, lieka pas mus. Ir tai iš esmės sėdim su darbuotojais prie stalo toje pačioje pusėje, nes jie supranta, kad mokesčius mokėti valstybei reikia ir jų vertybės ir turbūt auklėjimas sutampa su mūsų įmonės vertybėmis. Žiauriai geras momentas, kad skaidrumas yra pergalė jums. Ir šitoje vietoje veikiate jau 10 metų. Šiemet apvalus toks jubiliejus, pirmasis. Pati pradžia ir skaidrumo vertybės. Kaip sekėsi įsitvirtinti, pradėti, ar niekad nebuvo, tai jeigu jūsų vertybės, kaip sakote, yra skaidrumas, tai jums viduje turbūt susviravimų nebuvo, jūsų partneriam iš išorės, dar kažkam, kurie spaudė, žiūrėk, galima viską daug paprasčiau sutvarkyti, taip, anaip, čia nebūtinai skaidriai. Ar buvo tokių atvejų, kaip reagavote? Tokių atvejų anksčiau būdavo žymiai daugiau, bet mes visada sakėm ne ir kompromiso čia nedarėm. Tai irgi apsisaugojom nuo partnerių, kurie yra nesąžiningi ir tikrai esu pasakęs pradžioje daug kartų ne, ypatingai su kažkokiais tai statybininkais, kurie mums vienaip ar kitaip norėjo įrengti patalpas ir sako, jeigu tu mokėsi grynais, tai 21%, tai tada tau bus pigiau, bet sakau, žiūrėk, mes to nedarom, mes taip nedirbam ir mes dirbti negalėsim. O Aurimai, vadovam, nebūtinai maitinimo sektoriaus arba barų verslo, kai kuriem gali būti sunku suvokti, kad skaidriai veikti galima, kai kuriem gali būti sunku suvokti, kaip pradėti daryti. Gali būti idėjiškai kaip ir nori, bet
nežinau kaip, čia įpročiai kitokie sektoriai, dar kažkas, ko palinkėtumėt arba nuo ko pradėti? Na, aš manau, kad jeigu tu negali veikti skaidriai, tai tavo verslas nėra tvarus. Ir jeigu tu negali mokėti atlyginimo oficialiai, jeigu tu negali mokėti PVM, tai reiškia, kad tik laiko klausimas, kada tu užversi duris. Tai ir mes, kadangi jau turim ne vieną žemų kainų gastrobarą plus, tai manau, kad savo veiklą mes vykdom teisingai. Ir dar reikia pažymėti, kad mūsų kainos yra ypatingai žemos ir dažnu atveju 2 kartus žemesnės negu kitur. Tai jeigu mes sugebam veikti žemesniem kainom negu kiti ir jeigu mes sugebam mokėti visus mokesčius skaidriai, manau, kad ir kiti gali taip pat veikti. Tai situacija, kurią neseniai visa Lietuva pergyveno, kaip sąlyginai neseniai prieš gerus 5 metus, COVID-as. Ar teisingai mąstau, kad COVID-o metu, visų draudimų metu, skaidriam verslui buvo lengviau gyventi dėl to, kad net ir išmokos galimai buvo didesnės, ar ne? Arba parama valstybės, arba kaip apskritai sekės skaidrumą išlaikyti tuo visiems sunkiu metu? Ne, COVID-as yra toks laikotarpis, kurio aš nenorėčiau prisiminti ir nenorėčiau, kad jis sugrįžtų, bet COVID-o metu mes buvom apriboję veiklą, kai kuriuos barus mes buvom uždarę, kituose baruose mes veiklą vykdėm ir apskritai maitinam savanorius, maitinam kariškius, maitinam medikus. O paramą iš valstybės kažkokią tai mes tikrai gavom darbuotojams, kurie buvo prastovose. Atsimenu, kad gavom paramą ir nuomos mokėjimams, bet tiesą sakant, net nelabai žinau, kas buvo tiem, kurie vykdė veiklą skaidriai ir kurie vykdė veiklą neskaidriai, nes kažkaip tai mes tokių klausimų savo nebeužduodavom. Ir kalbėjot apie palinkėjimą vadovui, kad veiks skaidriai, nes tavo verslas nėra tvarus. Kur jūs dar matote skaidrumo ir tvarumo naudą versle? Pavyzdžiui, dabar darbuotojų atsirinkime. Jau aiškiai pasakėte, kad ateina darbuotojai, kurie orientuoti rezultatą, o ne savo pasipelnimą kažkokį. Kas dar? Galbūt dar esate įvardinę to naudingumo taškų? Kadangi mes veiklą vykdome skaidriai, tai pas mus visi skaičiai, visa matematika sueina į kažkokią tai vieną sistemą, tai mes galim daryti pasvertus sprendimus ir nėra skaičių skliausteliuose, tai mes matom absoliučiai viską ir žinom, kiek mums lieka tą veiklą vykdant. Tai aš nelabai įsivaizduoju, kaip reikia sukurti sistemą arba valdyti procesus, jeigu pas tave kažkas yra už brūkšnio. Tai reikalauja daugiau darbo net gali būti. Aš nežinau, ko reikalauja daugiau turbūt kūrybingumo, daugiau nežinau ko. Ir reikalauja turbūt veiksmų, kurie yra pertekliniai ir nebereikalingi. Tai nežinau, ypatingai dabar, kai tas dirbtinis intelektas suteikia neribotas galimybės veiklą vykdyti efektyviau, tai gebėjimas viską vykdyti skaidriai tiesina tau visus procesus ir sukuria greitkelį procesų efektyvinimui. Aurimai, ačiū už pasidalintas mintis ir įžvalgas, ačiū visiems, kurie klauso, tai turbūt iš to pokalbio, ką tikrai aš įsinešu, kad skaidrumas yra pergalė. Tai va šitas labai patiko pasakymas, ačiū už jį ir ačiū visiems klausantiems. Ačiū Jums.